Sveiki, sveiki, šiandien pažiūrėkit, koks pas mūsų rūkas, kaip keista žinoti, kaip viskas kaip rudenėja. Nors dar tik rugpjūčio vidurys, o taip jau rudenėja. Labas! Nu tai va, susiruošėm važiuoti, kaip viskas aprasoja, kaip visur. Ui, netikėta jau. Kažkaip ar nebus per šalta. Nebus, saulė šviečia, nežinau, nepažiūrėjau kiek šilumos. Mes kaip ir visada mėsim atvažiuoti čia į Plungės knygyno kavinukę. Mes čia labai skanią kavytę daro. Ir kokią gražią. Mama jau pyragus valgė beveik? Jau baigusi valgyti, nes ne tik tai graži, bet ir skani. Tai va, visiems rekomenduoju, kaip ir priekasi, kaip ir dabar. Atsigeriam, suvalgom ir lekiam į darbukus. Ir aš kokį pyragą, va čia va taip sa. Velvet. Čia sūrio. Nuvalgytas. Va, tai fantastinė grožė. Ir tavo. Bet mano toks salčiarūgštis, tobulas tiesiog sūrio pyragas. Man patinka labai kremaukai daug, bet į sūrio vienas iš mėgstamiausių yra. Kitą kartą imsiu ir šitą. Ir šitą, ir šitą. Ir šitą, ir šitą gal? O aš pasiėmiau karamelinę makiato, bet šaltą. Mama pasiėmė šiltą. Labai skani. Rekomenduoju. Tikrai. Ir čia tai faina ir laukia pasidėti ir vidui, bet mes kadangi vasarą mėgstam laukelį. Man sūrio pyragė labai patinka. Šitą dar neragavau čia. O dieve. Wow. Eik tu savo koks geras. Labai skanus, tobulas skonis, tirpsta burnoje. 10/10. Grįžom su Agne iš miesto, oras dabar fantastiškas. Kaip aš mėgaujuosi, kai yra šilta, gera lauke. Tiesiog atrodo, nenoriu eiti net į kambarį dar. Pavalgėm pyragėlių, atsikėrėm kavos, tai dabar tai faina. Atrodo, sėstumėm su Agne ir kur nors važiuotumėm, bet reikia dirbti, reikia namučiuose būti, lankytojais priminėti, kad pas mūsų žmonės ilsėtųsi ir gerai laiką praleistų. Nežinau, dar man čil šiandien. Kaip sakant, reikia gyventi šią dieną. Tai mes mėgaujamės šiandien. Jeigu šiandien gerai, mes sakom faina. Ai, va, noriu papasakoti, kaip mano telefonas šįryt buvo užstrigęs. Nežinau, kas ten rytą įvyko. Negaliu nei išjungti, nei perkrauti, nieko padaryti. Matau, kad skambinti, negaliu atsiliepti. Neleidžiu paspausti perkrovimo mygtuką, nieko neleidžiu. Tai galvojam, kur dabar pavežti, kur kreiptis, tai va, kai buvom Plungėj, ten nenubėga ten pas meistriuką, pas kurį savo telefoną tvarkėsi. Tai toks fainas, nuėjo Agnė, taip dar spėjo pagauti, nes jau pro duris jie kažkur, saka, neveik telefonas, jis paėmė kažko ten iškart perkrovė. Minutę laiko ir viskas tvarkyta. Agnė sako, kaip? Labai fainai, labai dėkingi esame. O meistras sako, ne, tik aš tai žinau, ne? Paslaptėlės tokias. Tai galim įvardinti kaip stebuklas, nes pagavom ant sekundžių momentą, nes turėjom jau grįžti namo, meistras ir kažkur turėjo išvažiuoti, tai va sekundės momentas ir man telefonas vėl veikia. Vėl gali filmuoti. Ką noriu daryti? Atsiliepti, rašyti. Eisimės dabar kibinų valgyti, nes Lidle labai skanius kibinus šiaip pardavinėjai. Nu tikrai tokie traškus. Ta tešla. Ir pievagrybiais. Nu mes perkam vištienas dar. Nu ten taip. Jo, nu kokiu nori ten pasirinkti. Mums patinka, kadangi grybai, vištiena, sūris, tai va ten visko yra. Ko tu ieškai? Rainės nebėra. Atsiras. Namuose. Ai, jau tik spėjo, kad atidaryti duris jau jinai į kambarį. Toks šiltas oras. Galėtų pasidžiaugti tokiu oru. Kaip vaikas, žinai, nereikia būti viduje, reikia eiti lauką. Neklauso jinai visiškai. Atsinešim tos kibinus, pasidarysim arbatėlę su svarainiais, parodysim jums, kokie jie skanus. Va skanieji mūsų kibinai. Mūsų pusryčiai pirmas iki per ilgą laiką, ne salotos, o kibinai. Pietum bus salotos. Vis tiek mums diena be salotų neįmanoma. Tas receptas yra kažkas tokio. Tikrai. O čia traškumas, žinokit. Labai gražus čia apšvietimas. Labai. Apšviesta gražiai? Gražiai žolytė nupjauta. Dabar geriam arbatėlę su svarainiais ir kibinukai. O dabar atėjau į mūsų labirintus. Tai va dabar esu meilės ir draugystės labirinte. Noriu šiek tiek jumis supažindinti, kas šitas labirintas, kokia jo prasmė ir esmė. Tai va jis vienintelis pas mūsų parke turi 2 įėjimus. Į dešinę ir į kairę. Eina, centre susitinkat ir gyvenime išeinat vienu bendru keliu. Tai va čia pradžia
ir pasirinksit vieną takelį ar kitą. Jeigu vyras ir žmona, ar įsimylėliai, ar draugai yra vienodų charakterių, tai juos traukia vienas ir tas pats takelis. Abudu nori eiti arba į dešinę, arba į kairę. Jeigu skirtingų charakterių, vienas aktyvesnis, tai yra dominuoja vyriška energija, o kits pasyvesnis, dominuoja moteriška energija, ne ta pasyvioji. Tai norės eiti skirtingais takeliais. Bet ta pasyvi tai nereiškia toksai pasyvus. Tai yra tiesiog jautrus žmogus, subtilus, kūrybiškas, intuityvus, meniškos sielos. Ir tada žmonės traukia skirtingi takeliai. Vienas nori eiti į kairę, o kits nori eiti į dešinę. Tai va, bet nesvarbu, koks jūsų charakteris, kurį takelį jūs pasirinksit, koks smegenų pusrutulis pas jūs aktyviau dirba, dešinysis ar kairysis, šiame labirinte vis vien centre susitiksit ir į gyvenimą išeisit vienu bendru keliu. Čia prie tos klambikės jūs susitinkat, nes du takeliai sueina į vieną ir čia susikabinat, apsikabinat ir draugiškai išeinat vienu bendru platesniu keliu į gyvenimą, draugystę, meilę ir harmoniją. Ir kai išeinat, ant lentučių bus užrašas. Vienoj pusėje aktyvus, kitoj pasyvus. Aš nerodau, kuri pusė ką reiškia, kuri yra vyriška energija, kuri yra moteriška, tai yra aktyvi, pasyvi. Nes kai atvykstate į mūsų parką, jūs pradedate ten prie įėjimo. Nieko nežinot, neturite jokios informacijos ir tada jūs einat intuityviai, nesivadovaujat protu ir tai yra teisingiausia. Ir tai yra taip smagu sužinoti, prasitestuoti savo charakterį. Tai smagaus laiką pas mūsų, gerą prasiėjimą ir nesvarbu, kokie jūsų charakteriai, jūs vis tiek į gyvenimą išeinat meiliai ir draugystiai. Ir dar su jumis noriu prasėti ir parodyti ne tik šitą hortenziją, kur pastoviai rodau, bet dar vieną tokią gražią aukštą. Čia jos dvi šalia tokios aukštos, viena įspūdingais yra tokiais dideliais burbulais hortenzija, kita yra kitokia tenais. Kokio grožio tos dvi hortenzijos. Tiesiog nuostabu, kokie žiedai. Labai jau gražus. Vasaros pradžioje būna putinai tokiais burbulais, o dabar hortenzijos. Tai labai gražios, kaip bantukai. Šita tokia visai kitokia. Aha, įdomus žiedukai, labai graži. Ir dar vieną parodysiu, jinai tokia mažesnė yra. Bet labai ypatingi tie žiedai, ne? Matot, kokie gražus. Kiekvienas augalėlis turi savo subtilumą, savo grožį. Tuom ir džiugina, tuom ir faina pasivaikščioti čia tarp tų krūmelių, pasibūti, nes ir spalvų gama, ir spygliuočiai, ir lapuočiai. Ko tik čia nesutiksit čia mūsų labirinte. Vėl aš pro šitą hortenziją. Ir va čia einat labirintu, tais takais, takeliais visur. Tiesiog faina. Kai kur reikia šiek tiek pasilenkti. Man jau lyg pradėjo, žinokit. Taip saulutė švietė, o dabar jau lietutis lašnoja, bet nieka. Tarp krūmų kažkaip čia netiek jau ir užlyja. Žiūriu, tai kažkur vėl šakos nulinko, vėl reikėtų rišti. Reikėtų užlenksim, tai dabar netrukdytų praėjimui. O, jau vynuogės, jau čia yra nuvalgytos. Tiesiog neaišku, ar čia paukščiai ir kas nulėsi. Bet dar, taip sakant, neprinokusios. Tai tikriausiai, kad paukštukai čia įsisuko. Bet man jau tikrai įdomiai šiandien. Tai saulutė šviečia, atrodo karšta, šilta ir ne iš to lyt pradeda. Labai įdomi ši vasara, negi jinai taip ir baigsis rudeniškai. Kažkaip keistai jau čia šiemet pas mūsų toj Lietuvoj. Kur tai matyta? Lyja, girdit kaip lyja. O po šito reikia krūmų slėptis. Kaip reikia man namo dabar parbėgti. Vėl,
taip stipriai lyja. Čia, aišku, man neužlyja, tai ir stovėsiu dabar čia, nes čia kelias minutėlės palyja ir vėl bus gražu. O ką daryti? Tai va, kokia pas mus šita vasara. Čia minutė lyja, čia minutė saulė. Tai va, išėjau ir vėl saulė, ir vėl gražu, ir vėl šypsena veide. Tai va, toks jau tas gyvenimas, bangos, ir verkiam, ir juokiamės, ir šypsomės, ir liūdim, ir saulė šviečia, ir lyja, ir sninga. Viskas yra. Ir nuo šito neišeina pabėgti. Neįmanoma. Tikriausiai reikia viską priimti, kas bebūtų, kas benutiktų. Priimti gyvenimą su visais jo iššūkiais ir gyventi. Ir kiek įmanoma imti šito gyvenimo, kiek įmanoma mėgautis, matyti grožį, nes kokiom akime žiūrėsim, tą ir matysim. Šiandien mes abiejai susirašėm į restoraną, pabuvom prie jūros, o dabar einam į Vilino restoraną. Čia prie Meridiano laivo, tai labai gražu. Išsipuošėm. Va, kaip gražiai mes, nežinau kaip čia parodyti, tu tai gražiai, matau. Ir aš su suknyte. Labai gražiai. Na, tai va. Parodysiu tavo suknelę, duokite aš jau filmuosiu. Kokia suknelė. Koks keltukas. Kokie bateliai. Kas išrinko tau šią suknelę? Ne man išrinkta. Yra rezervuotas staliukas, tai einam, kad nepavėluoti. Taip, teisingai. Mes čia taip pasivakarojom su Agnyte, kad filmuotis tai visai pamiršau. Viską valgėm iš eilės labai skaniai. Ir sriubytės aštrios skanios su jūro gėrybėm, ir karštą patiekalą labai skanų. Dabar desertą labai skanų, labai skanu čia desertas. Tik aišku, aš jau nuvalgiau, nebelabai matos, bet ypatingas skonio tirpsta burnoje. Bet būna taip, kad mes irgi pamirštam filmuotis. Tai va, šiandien buvo šitai pas mus. Pabaigsi valgyti desertą, Agnė viskas suvalgė, išgėrė. Dar kavytės yra. Aš irgi dar turiu savo gėlimuką. Agnė šiandien veš namo, tai aš savo leidau truputėlį atsipalaiduoti. Gražaus visiems likusią vakarą, kas vakarojat.